Labas vakaras. Ar su Dalia kalbu? Taip. Dalia, Egidijus Tinkūnas skambina pirmasis policijos komisariatas. Aha, dėl piniginės, kurios jūs ieškot vis dar. Vis dar ieškot? Taip, ieškau. Sekundę palaukit. Laimė, pažiūrėk vadimą. Sekundę, Dalia, šiek tiek reikia. Uždaryk jį į tą vienutę ir mes tuoj pakalbėsim, gerai? Pažiūrėk, kai neišeitų. Dalia, aš skambinu, aš pareiškimo, kai tu rašai, tiesiog nebuvau prie tavęs, kai tu rašai pareiškimo, man tiesiog reikia detalesnės informacijos apie tą piniginę. Mes kaip ir radom, atrodo, tavo piniginę, ten yra ir studentų pažymėjimas, ir SEB, atrodo, banko kortelė, ir Hansos kortelė. Ar ten buvo pinigų? Nu, pinigų buvo, bet abejoju, ar dar jie liko. Aš pats dar nemačiau. Laimė, atneš tą piniginę. Palik tą vadimą, uždaryk jį. Uždaryk. Nieko nesuprantu. Sekundę. Gerai, Laimė, duok piniginę, palauk, pažiūrėsiu. Taip, žiūriu. Dalia, taip. Už ką mane mušat? Studento pažymėjimas, SEB banko kortelės. Ne, pinigų nėra, žinau. Sekundę, palauk sekundę. Laimė, atgaivink jį, reikia paklaust. Sekundę, palauk. Skauda, nedaryk daugiau, skauda! Man skauda! Ramus, viskas, ramus! Gerai, eik čia, vadimai, viskas. Laimė, palik jį. Vadimai, ateik čia. Viskas, nurami, kas yra? Aš viršininkas, viskas, aš ramus. Gerai, atsistok čia. Matai, aš įjungiau, girdinti mane. Aš įjungiau ragelį. Dabar tu turėsi pakalbėti su tuo žmogum, iš kurio pavogei piniginę. Aš viršininkas, aš nieko nedariau. Žmogus sako, kad ten buvo 200 litų. Kur tu juos padėjai? Alio. Kur tu padėjai 200 litų? Aš tavo nieko neėmiau. Nu, tu neganint manęs. Aš tavo tikrai nieko neėmiau. Nelaužk. Laužk. Laužk. Nu va, laužk. Labas vakaras. Labas. Laužk. Ir tu įsijungiau, ar ne? Klausyk, gaila, kad tavo piniginės vis tik mes neradom. Bet tikiuosi nors vakarą praskraidrinom. Nu ir dar kaip. O žinai, kas tavo vakarą dar labiau praskaidrins? Nu. Nes dėl to, kad tu pametei piniginę, Zip FM tau naujos piniginės nedovanoja. Va, bet jau vienu momentu, ko gero. O pagalvoji vienu momentu, kad iš tiesų mūsų pareigūnai gali būti tokie brutalūs? Nu, kažkaip sabejoju, bet... Klausyk, sakei, 200 litų turėjai, ne, ten piniginė. Aš galiu tą pasiūlyti, kaip jos laimėt. Nu. Nusifotkink savo papukus, užrašyk ant jų radistai, atsiųsk mums foto@zipfm.lt ir tu dalyvauji papistų rubrikoje. Ir gausi 200 litų čekį. Taip. Afigenam apatiniam trikotažui. Taip, Lasenzos. Sudominom. Gal apsėsiu, bet 200. O Dalia, kokie tavo krūtinės apimtis? Nu, tegu būna paslaptas. O, čia toks tradiciškas atsakymas. Tu nustebink vyrus. Nu, dėja. Tai A? Gerai, Dalia. Tai gero to vakaro. Dėkui. Ir tikimės, kad tavo piniginė atsiras. Aš ir tikiuosi. Sėkmės, iki. Iki, Dalia. Iki. Nu va, mūsų brutalioji policija. Ne, iš tiesų tai taip gal retokai pasitaiko, bet jeigu iš tiesų blogas žmogus, tai gal ir nieko blogo, jeigu karts nuo karto palaužo biskį. Jeigu priešinasi labai pareigūnams. Nu, pareigūnė nelauž. Va, pastūmėm kažką tai.